uodegį ir žiūri spalvą. Let's go. O ir koks pažymis? Reikia sušaukti žodis chemijai ir žiūrėti, kas atsisuks. Na, jeigu klikė, jei užpilė ant jo kokios sieros rūgšties ar H-chlor, tai chemikas. O biologas nekliktų? Ne, pripratęs. Gausiu kokios sidabro nitratų tikriausiai. Ir koks pažymis? Nu tai išranda tenais nuosidos tokios. Reaguoja su šokoladu. Ir koks pažymis? Požymis, daug šokolado suvalgyti. Nu su etanoliu tik tai. Chemiką matai iš tolo. Nu tiesiog matai, kad chemikas. Irgi praktika, teorija, darbštumas. Nu, jodoforminiai. Ta jodas, natris OH, perteklius. Ir kas tada būna? Koks pažymis? Chemikas iškrenta nuosidom, bet chemikas pats yra reiškiasi, tu beri į jodą, į ten chemiką, jis byra, jis nukrenta jau kitom nuosidom, ne chemikų jau. Ai, keičiasi nuosidos. Bekrisdamas pasikeičia nuosidos. Ne. Tai neegzistuoja, tai nebus. Sidabrinio veido. Na, toks rudas ir didelis. Tai čia gal atpažinimo reakcija? Nežinau, nu aš labiau biologas, man labiau rūpi biologiniai procesai. Chemiko išeiga 100. Ne, 200. 200 pagal miglę. Chemiko išeiga labai didelė, nes mokykloje labai daug chemikų šeima. Kaip matome, vien chemikai laksto čia kuriais. 100% save. Tai yra chemiko išeiga. Chemiko išeiga. Žinios padalinta iš praktikos ir padauginta iš darbštumo. 200%. Girdėjot apie miglę? Taip, tu jau antras tai sakai. Gerai. Nėra. O tai chemikų kaip nėra jo, ar kaip? Ne, neegzistuoja. Neegzistuoja. Chemiką atpažinsit iš oranžinių marškinėlių, iš žalių marškinėlių, iš mėlytų marškinėlių, iš daug marškinėlių. O, tai čia priklauso nuo kiekvieno chemiko individualiai. Pavyzdžiui, ar man kokia tavo išeiga? Procentas? Nu, mano gal 6. Nežinau, 100% geriausia atveju. Geriausia, o blogiausia? Nežinau. Čia turbūt visų 100%. Neįsivaizduoju. 1%. Kodėl tik vienas? Nes biologijai kokybiškesni. Todėl. 78%. Kodėl tiek? Tai nes ten dar 32, tai ten namuose dar kažką veikia. 109%. 100%, tik 100% ir ne mažiau. Nebent daugiau. Tai aišku, kad daugiau už vieną. Daugiau už vieną. 100% daugiau negu 100%. 2. Kas 2? 2. Išeiga 2? Ne, 100. Kodėl 100? 100. Ne, čia per daug. Taigi 2. O, 100. Bet ką tu gali 2? 100. Tai kambario temperatūra, ten maždaug kambarytė. Dažnai ten iškrenta. Priklausoma, aišku, visą laiką nuo temperatūros, nuo tirpumo sambavos ir kitų jonų yra tirpalė. O kas chemikui galėtų būti kiti jonai? Biologai. Turbūt chemikai neiškrenta į nuošidas, jie visada reaguoja. Intimiomis? Tikriausiai tik po šokio, kaip būna olimpiada praeina šokį ir tada jis iškrenta į nuošidas. Aš manau, kad taip. Čia reikia subraižyti pirmą, nes ten yra, pas chemiką daug yra chiralinių visokių ten centrų, yra daug pakaitų, yra daug, visko yra daug pas chemiką, aš dabar negaliu tai pasakyti. Nemaloniomis gal. Ne, nu čia klausimai, ne, aš neatsimenu. Visada? Ta prasme, kur jie tirpsta? Turbūt, kai nelaimi medalį. O kodėl SP3? Tetraedras, gražu. Kadangi esu nesupažintas su visokiais cheminiais terminais, nežinau, ką jinai pasakė. Nesuprantu. Nenutokiu. Gerai, aš irgi ne. SP3D2. Kodėl tokia? Nes super didelė.
nepakeisi. Nu, girdėjau, kad sieros oksidai tenais kaip supė kiaušiniai smirdi, tai tebūnie taip. Mandarinų. Kodėl mandarinų? Na, aš nes oranžiai čia dalyvauju ir mandarinai gerai kvepia. Ačiū. Man, pavyzdžiui, jis yra aviečio kvapo, kitas gali kitaip suprasti tą kvapą. Migdolų. Toks nepakartojamas, saldus, toks vienintelis, nėra kito tokio. Kvapas? Benzodiazepino. Žiauriai geras. Kaip Sukelia vėžį. Geras klausimas. Žinok, net negaliu atsakyti. O va tai pagalvoju apie chemiją ir koks pirmas amoniakas. Tai jei neegzistuoja, tai... O tai gal chemikai neegzistuoja, chemija gal egzistuoja, ar ne? Tai jei chemija būtų, tai egzistuotų kvapas, viskas. Jei nėra chemijos, nėra nieko. O tai ką tu čia veikė, jeigu nėra chemijos? Šiaip. Toks visą laiką primena kažką tokio sieros, labai nemalonus visą laiką toks nemėgs. Nu, toksai degėjas. Vaistų ir ligos. O kokios ligos? Protinės ar... Mirtinos. Saldus kaip pergalės. Oranžinis. O kvapas buvo? Jo. Tada kaip kario cianido, migdolinis. Toks skaidrus. Skaidrus kvapas. Pavyzdžiui, kaip kieno. Kaip kalnų. Kalnų gaiva, ar ne? Gerai, ačiū. Šie metai chemijos metai dėl to, kad aš dalyvauju chemijos olimpiadai. Reikia, kad nors kad būtų chemijos metai ir šitie metai bus chemijos metai. Kodėl būtent šie metai? Nes 2011. Gerai, puikus atsakymas. Šiemet ne chemijos metai. Chemijos metai. Ne. Taip. Tikrai ne. Tikrai ne chemijos Tu metai. nes taip nusprendė. Tikrai ne chemijos metai. Aš žinau. Gerai. Aš žinau, tai chemijos metai. Nes šito olimpiada man yra paskutinė ir aš žinau, kad jie dėl manęs tai padarė. Gerai. Šie metai yra chemijos metai, nes taip sugalvojo kažkas iš komiteto ir dėl to tikime šiandien labai gero renginio Turkijoje. Ne, nėra. Kas taip sugalvojo? Nu, yra. Kiti metai bus chemijos metai. Ne, šiti. Ne, kiti. Šiti. Nes chemikų daug atsirado šiandien. Tai jei nėra chemijos, tai kaip gali būti chemijos metai. Tai ką? Net nenumanau. Gal dėl to, kadangi šiemet patekau į Lietuvą. Ai, teisingai. Ačiū labai. Net neįsivaizduoju, man jie kaip ir visi metai. Sveiki visi! Šito mes nedėsime dėja į montažą, tad galime filmuoti visiems. Specialus klausimas. Kaip jautiesi niekada nedalyvavus chemijos olimpiadai? Man Papildomas klausimas. Kaip jaučiatės pirmą kartą būdamas chemijos olimpiadai? Pirmą kartą, nežinau, aš be galo jaudinuosi, aš neįsivaizduoju, kas čia kur darosi ir iš Aš viso. irgi jaudinuosi labai baisu. Iš Taip, tikrųjų, taip. mes čia pirmą kartą. Mums labai baisu. Bet taip. mes esam pasiryžę įveikti visus sunkumus, ar ne? Aš tai žinau, kad aš užimsiu pirmą vietą, galbūt nuo galo, bet tai nėra svarbu. Aš laimėsiu. Aš tai pasiruošęs sukovoti iki galo. O aš laimėsiu platinos medalį.